Tikiuosi, kad nesam jau tiek baisus, kiek čia kolega apibūdino. Okay. Civilinio proceso teisė. Čia jau Čia jau teisininkas. su procesais arba teisė? Baudžiamojo proceso teisė. Oi, jau čia tikrai bus su teisė kas nors. Kolegos rado dvi šitas knygas - civilinio ir baudžiamojo proceso teisės. Ne visiems teisininkam aktualios jos, o aktualios tik tiem, kurie dirba ginčų srityje. Man šitie žmonės atrodo labai baisus ir reikalingi organizacijai. Tikiuosi, kad nesam jau tiek baisus, kiek čia kolega apibūdino, bet buvo ir teigiamas momentas, kad esam ir labai reikalingi. Tai čia jau smagu. Kas čia toks per digital scale? Digital skill. Svarstyklės? Mes palauk, mes teisės? kepėjų neturime, ne kulinarų. Ne, bet su teisė svarstyklės? Tikrai, kad ne apie kepėjus čia. Tokios šiek tiek klaidinančios galbūt, bet iš esmės tai labai klasikinė, labai simbolinė aliuzija į teisingumą, į Temidės skulptūrą ar bet kokį kitą vizualą. Žinai, kaip teisininkų būna tos svarstyklės nulemia į vieną arba į kitą pusę? Ta ponė? Nežinau. Kolegos jau tinkamai ir identifikuoja, žino tą ponę Temidę. Nieko nematau, nieko negirdžiu. Žiūrėk, padarom taip dabar. Ištrauksim kitą dėžutę ir tu turėsi atspėti, kas joje yra. Gerai. Padarom taip. Imk šitas. Čia šachmatų figūrėlės? Aha. A ne? Atspėjau? Gana dažnai sutinkama alegorija į strategiją, mąstymą, numatymą tolimesnių žingsnių. O, Jezu. Žiūrėk, vieną tu pirštinę užsidėk, kitą aš. Gerai. Pagalvojom. Teisininkai. Įdomu, kokio Žiūrėk, tipo. yra. Tai gali būti Aš žinau, čia gal ginčas, konfliktas. konfliktas. Imam. Grupės paslaugų centro ginčų teisės teisininkas. Tai visiškai puikiai, visiškai tobulai apibūdino mano ir kai kurių mano kolegų poziciją, kadangi dirbu ginčų teisės komandoje teisininkų ir kasdienė veikla susijusi su teisminiais procesais, procesinių dokumentų rengimu ir grupės įmonių pozicijų atstovavimu tiek teisminiuose, tiek ikiteisminiuose ginčuose.